Laidos pavadinimas Netobuli gyvenimai. Man labiau patiko skandalinga išpažintis. Kaip tave pristatyti, Skirmantai Malinauskai? Žmogus, kuris viską apie save išpasakojęs, bet aš sakiau, į bet kurį klausimą atsakysiu ir žinau, kad tu jau tikrai surasi pačiu aštriausiu. Norėsim išgirsti apie tavo asmeninį gyvenimą. Kokio klausimo tu bijai? Nežinau, kokio nors asmeninio galbūt klausimo. Sakykime, reikėtų kalbėti, nežinau, apie mane, ten mano žmoną ir seksą. Yra temos, kur aš tiesiog žalės, nes ten, kur aš geras, turbūt aš ten esu labai įprastas ir taip toliau. Ir antras dalykas, Dainiau, ant tavo stalo dabar, vat klaus, ko nori. Dabar viskas tavo rankose. Kas tu įdomiausia, aš to viską pasakysiu. Skvernelis jautėsi labai įtakingu, svarbiu ir ar buvo narcizas pagaliau, pavadinkim? Skvernelis visą laiką išklauso visų, vis tiek daro kaip nori. Ir aš jam vieną kartą, antrą kartą sakau, žiūrėk, tu dabar daryk kaip nori, bet tu tiesiog pažiūrėk, kuo baigsi. Sako, kad daug tu man patarimų esi davęs, nedaug aš jų, pusės jų gal nesiklausiau, bet jeigu būčiau klausęsis, tai būčiau daugiau, ta prasme, dažnai būdavo teisus. Kai būdavo spaudos konferencijos, aš jam surašydavau klausimus, kuriuos jo klaus, jų nežinodamas. Ir aš įsijungiu spaudos konferenciją ir aš matau, kad 80% klausimus žino iš anksto, nes aš tiesiog suprantu, kas bus žurnalistam įdomu, žinai. Daug nusikaltėlių kalbinai, kuris tau buvo pats įdomiausias? Oi, čia labai sudėtingas klausimas, žinok. Gaidjurgis. O kaip žmogus su pavardė Gaidjurgis gali būti kriminalinio autoriteto? Gali būti, kad tai mano paskutinis interviu. Saugok šitą archyvę, žinai, su tokia jos tele užsidės ir panašiai, bet jeigu mane nušaus kada nors... Kodėl tu turėtum šauti? Ne, nežinau, gal nebūtinai nušauti. Ne, čia būtų irgi klausia manęs, kaip tu savo saugumą vertini. Sakau, nušaut labai, būtų, labai tyrimai prasideda, rezonansas didžiulis ir taip toliau, ir taip toliau. Greičiausiai būtų, nežinau, kažkam keistom aplinkybėm rastas kur nors. Gal, žinai, kokius narkotikus vartoja, nors gyvenime nesuvartojęs jokių narkotikų, bet kas ten žino, žinai. O gal davė pabandyti, o gal tu... Jo, ir paskui aiškinkimės. Žmonės kartais pasijuokia iš tavęs. Taip, iš pilvo. Dainiau, mes kaip ir kalbėjome. Eisi politiką, į Seimą, aš nežinau. Jakilaitis, kadangi eisi prezidentus su Tapinu. Tai, Dainiau, kaip mes ir kalbėjom, žinai, kadangi aš tau sumokėjau, kad už tą klausimą užduotum. Žinoma, ačiū. Tai va, tau sąrašo numeris 3 yra, antro duoti negaliu, nes jau yra pats žinai su kuo suderinta, o pirmą aš aišku pasilieku savo. Ačiū tau. Ačiū.